Labą dieną, einu į Naujos Vilnios piliakalnį, kurį šiandien jums parodysiu ir biškį papasakosiu. Atvykau prie Naujosios Vilnios užtvankos, prie upės. Čia parašyta Kučkiriškių popieriaus fabrikas. Kažkada senais laikais buvo. Ir čia va tokia informacija. Padarysiu nuotrauką, galėsit paskaityti. O aš toliau keliausiu iki Naujosios Vilnios pilkapyno, kuris yra va tenai aukštai, va yra ženklas. Nu ką, perėjau gatvę ir dabar kilsiu į Naujosios Vilnios pilkapyną. Va tenai yra laiptukai ir tenai aukštai kelsimės. Taip, priėjau prie laiptukų. Čia yra informacinis stendas. Biškį nelabai gerai išsisaugojęs, nes yra va tokių dalykų neįskaitomų. Bet pasidarysiu nuotrauką, galėsit paskaityti. Nu, aš keliausiu į viršų. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind 123 laiptukai. Šitas pilkapynas tapo prieinamas lankytojams tik tai 2014 metais. Ir čia yra akmenų muziejus. Čia yra daug tų akmenukų, visokių kopijų. Ir toj prieisim prie stendo. Kokybė irgi ne pati geriausia. Jau kiekvienas akmenukas turi kažkokį savo ženklą. Jau iš kitų miestelį. Biškai man per mažas atspaudas. Na ir dabar eisiu į tokią vietą, iš kurios matosi kažkiek Liepkalnio kalnas, kuris kažkada skaitosi pats aukščiausias taškas. Štai nu čia toks vaizdas. Anksčiau, dar 1982 metais, aukščiausia Vilnius vieta buvo Rokantiškių kalva, 230 metrų virš jūros, o Liepkalnių kalnas buvo 219, bet jisai buvo paaukštintas. Ir vėliau buvo Liepkalnių kalnas, buvo aukščiausias Vilniaus mieste. Ir dabar pabandysiu priartinti, gal kažkiek matyti. Na, va, tas tolimas
Liepkalnio kalnas. Nu va, mano kelionė į Naujosios Vilnios Piliakalnį pasibaigė. Atsisveikinu su jumis, parodydamas tokius vaizdus. Gyvai atrodo visai neblogai. Nu ką, viso gero savaitgalio ir iki.